Įsijunk gerą nuotaiką su Radio Centru. Turiu tokios kompromituojančios medžiagos tau. O, gerai, važiuojam. Bet tu išsisuksi. Aš visada išsisuku. Aš žinau. Marina Bui. Aha. Žinai tą istoriją, ne? Tai... Kažkur. Dolce Gabbana maišelį. Aš nesuprantu. Cituoju, kas tave labiausiai nuliūdino? Oksanos dviveidiškumas. Maždaug prieš kameras ji yra auksinė mergaitė, o besistengianti visiems įtikti, o realybėje visai kitokia. Pasirodo, geriausia draugė nuo priešų skiria tik tai žingsnis. Man tiesiog pikta, daugiau nebenoriu su abiem buvusiam kolegėmis turėti reikalų, senovėje padėjau tašką. Kas ten įvyko? Apie maišelį beje. Ji dviveidė ir per daug nesąmonių pridarė. Aš čia cituoju. Nieko. Na, pavyzdžiui, ji už grupės pinigus nupirko Dolce Gabbana maišelį, o mes atėjome su paprastais. Va, kolegėm nupirkau paprastus maišelius, o pati nusipirkau Dolce Gabbana. Paparalis, kas čia buvo? Ir dar iš Facebooko pašalino. Jo, kas čia yra? Aš žinau, kad tu sakysi, kad nenoriu aiškintis ir gilintis. Aš galiu čia dar toliau cituoti, nes maždaug, citata, jūs pasakėte jai, sėdėk namuose, Marina, ir marinuok vištas. Matyt, Jaroslavas tau kažkokių stebuklingų žolelių pripylė, kad taip aplink jį tupinėjai. Tokie žodžiai mane įskaudino, natūralu. Kas ten buvo iš tikrųjų? Na, kas ten buvo, aš pati atsakyti negaliu, nei savo, nei artimiesiems, nei kitiems žmonėms. Bet kažkokia katė perbėgo kažkokia. Kas yra? Tu nesakėt, kad višta, marinuok vištą? Galbūt žmogus įsižeidė ir supyko, jog kūrėme toliau planus ir dirbame be jos, bet mes jos pačios juk nepašaliname. Žmogus pati nusprendė išeiti, pati pareiškė, jog aš išeinu, aš nebenoriu daugiau koncertuoti. Galbūt, jeigu žmogus, aš padariau tokias išvadas savo gyvenime, jeigu žmogus drįsta viešai skalbti savo apatinius, versti lauk ir komentuoti ir pasakoti tokius dalykus, ir tai atrodo ir skamba labai negerai ir labai kvailai. Tai vadinasi, kažkas yra negerai jos galbūt asmeninėme gyvenime, aš nežinau, nes normalus laimingas žmogus užsiėmęs, dirbantis žmogus, jisai niekuomet gyvenime neleis savo daryti tokių dalykų. Bet jūs kaip reikiant susipykot, ar ne? Aš nežinau, kas atsitiko. Man sunku pasakyti, aš nežinau. Aš asmeniškai, nei viešai, nei kitiems žmonėm pašaliniam žmonėm niekada gyvenime nepasakysiu nieko blogo apie buvusią kolegę. Ačiū jai, kad dirbom 3 metus kartu. Ačiū jai už pagalbą, už darbą. Jinai buvo tikrai šauni, jinai buvo tikrai labai faina. Ir sudie. Ir sudie, taip. O jeigu žmogus elgiasi taip, tai tiesiog parodo. Bet aš vis galvoju, tu nervinė šiek tiek, ne? Aš ne. Rimtai ne? Ne. Nėra dėl ko. Taip, tik liūdna, kad, žinai, liūdniausia gyvenime būna, kai išgirsti tokius, tarkim, kaltinimus, kvailus kaltinimus. Ne iš kažko, iš artimo žmogaus. Tai va. Arba reikia turėti labai lakią fantaziją, arba reikia išsigalvoti kažkodėl Dolce Gabbana maišelį. Tik išgalvota istorija, ar buvo kažkas dėl ko iš tikrųjų? Aš neįsivaizduoju šitos istorijos, aš tik pasijuokiau labai gardžiai. Buvai pirkus Dolce Gabbana maišelį? Jūs man parodykite vietą, kur galima įsigyti Dolce Gabbana maišelį. Čia vyksta labai rimtas tyrimas. Rimtai? Tiesa reikia sakyti. Radio Centras. Linki jums geros nuotaikos.